Nuvažiuojam, ne? Labas visiems. Ir šiandien apie ten, kur turim patirties pagaliau pašnekėsim. Nepaslaptis, kad su Marimantu esam skirtingais karjeros etapais daug atidavę gamybai. Taip. Ir dirbę visokiose gamybinėse įmonėse. Ir aš realiai mačiau tą, galvoju, virsmą nuo visiško lakstymo su pagaliu iki kažkokių tai automatizacijos sprendimų, kur technologijos, ne vien skaitmeninės, bet ir mechaninės visokios, efektyvina gamyklos darbą. Ir su tuo susijusiu žmonių pakeitimą, visą kitą, tai labai galiu pasakyti ne iš vienos. Mūsų patirtis labai skiriasi, aš irgi tame buvau, bet aš mačiau, kaip paskaičiavo, kad neapsimoka robotai ir pigiau žmonės. Gerai, jeigu nuo to pradedam, aš turiu atvirkščią pavyzdį, bet tokį primityvų. Įsivaizduokit sandėlis logistikos, kuriame atrinkinėjamas prekės ir stovi toks kaip Excelis, tokia dėžių lentynų sistema 36x4, 4 aukštais, 36 iš ilgio. Tu kiši dėžės iš galo, 11 dėžių telpa į vieną celę ir priekyje eina surinkinėtojai ir iš priekio renka. Labai svarbu, kad prekės nepasimestų, nesusentų ir tu visada turi įkišti į vieną prekę, vieną celę. Tu turi įkišti ten, kur jinai turi būti ir ne kitaip. Tai pradžioje buvo mąstytas robotas, kuris tas dėžės tu nuskanuoji ir jis nuveža ir įkiša visada į tą celę, kur reikia. Klaidų nebūna. Jeigu klaida, robotas supranta, kad pasimečiau, nebežinau ką daryti, jis nuveža į klaidų eilę. Tai ir viskas tvarkoja su tuo. Ir tas robotas pradžioje neveikia. Ir pasamdė Sygį su Andreliu, kad sako, kol robotas neveikia, jūs iš galo tas dėžės kiškit. Tu neįsivaizduoji. Žmogus plus 4 laipsniai temperatūrai visą dieną turi tampyti 20 kg dėžės. Kažkuriuo momentu jam tikrai pasidaro vienodai visiškai ir jis tas dėžės pradeda kišti, atėjai. Kol tu nuėjai iki 35 eilės su to dėžio, tu jau pamiršti, ar į pirmą ar į antrą aukštą tau jį reikia kišti. Ir tu įkiši belekur. Ir masiškai produkcija ne ten, ne tokia, ne tokių galiojimo, eiliškumas sumaišytas. Viskas grūna. Viskas grūna, nes Andrelį susigiu pigiau. Ne pigiau. Galų galėtį Andrelį susigiu, jie ten 3 darbo dieną sakė viskas. Gana man, aš einu, nes iš tikrųjų fiziškai žiauriai sunku. Ir paskui tą robotą pavyko implementuoti. Ir jis normaliai viską darė ir klaidų, sakau, jeigu klaidai suveža į vieną eilę klaidų. Bet matai, tas robotas jis pastatomas ir šitas procesas 20 metų jis toks pat bus, ne? Taip, ir toks ir buvo. Aš tą įmonį 10 metų pradirbau, 10 metų ir veikia. Taip, aš kur dirbau, labai skiriasi, ką daro. Kaip sakant, daro panašiai tą patį, dirbau Yazaki. Tai laidus gaminti, vedžioti. Kaip ir eitų, bet kiekvienas komplektas biškai kitaip pravedžioti reikia. Linijos aukščiai, dydis, irgi skiriasi. Tai skaičiavo, kad plus projektas vyksta ten nuo 5 iki maks 9 metų. Negamino to paties automobilio tiek metų. Ir tada vėl iš naujo perprogramuoti. Tiesiog paskaičiavo, kad per brangu tiesiog. Pigiau yra žmonės samdyti. Per trumpai projektai vyksta. Jo, bet tas susiję, kaip sakau, su daug klaidų. Tai pačioj gamyklai prisimenu, dirbom ir naktį žmonės ateina, nepailsėję. Naktį žmogus iš vis, naktis ir šaltis. Įsivaizduokit, kaip žmonės mąsto. Baisiau už robotus ir tikrai ir turi atsijungti mąstymas. Šiaip naktinis darbas, tarsi nelabai įsivaizduoju, niekada neteko dirbti pamaininio darbo, naktį dirbti. Ir nežinau, patys esate dirbę naktinį darbą? Ne. Esu vieną kartą dirbęs. Žiūrėk, nes man atrodo, kad kartais būna naktinis darbas. Ne, IT, kol studentas buvau, dar ne IT, kaip sakant, ten buvo darbas. Kad žiauriai sunkus darbas ir kaip tu turi tą savo miego režimą perorientuoti, kaip tu turi gebėti dieną taip pailsėti, kaip pailsėtum naktį, o naktį būti toks darbingas. Šiaip ir nepailsi ir nebūna, o tose pačiose gamyklose prisimenu, žmonės pasakodavo, įsivaizduok, ten tas gamyklos, kaip visada kokiam nors kaime, žinai, dieną jie turi darbų. Tai. Daržai, vaikai, sodai, gyvuliai, ten, gyvuliai, viskas.
ir jie naktį dar ateina į... Ir dar svarbiausia, jeigu gyvena kokiam ten jo kaime, tai galimai autobusas veža į tą gamyklą, ten jau paryčiais pajuda, kad išvežiot, kad į pamainą spėt. Ir kai būna ten, sakykime, tos pamainos, net, pavyzdžiui, 2 dieną, 2 naktį ir 4 laisvos. Ne, tai tas dienas tu pradirbi, naktį pramiegi, okei. Tada jau, kai tau reikia į naktinę, tu jau tą dieną iš tikrųjų turi eiti pamiegoti, kad tu naktį būtum darbingas. 3 dienas reabilitacija. Tada tu, žinai, antrai nakčiai vėl tu dieną miegi, kad pasiruoštum. Tada pirma tavo laisva yra visiškai lost, nes tu miegi. Ir tada kiek tau belieka, ten 3 laisvos prieš tą jau darbą, tu paskui vėl ruošiesi. Nu, žinai, gaunas, iš tikrųjų, žiauriai toks sunkus darbas ir grafikas. Sunkus, ir žmonės net paprasčiausius veiksmus darydami pridaro belie kokių klaidų. Ten buvo toks procesas, žinai, kad etiketuok dėžes, atnešiai 20 kg produkcijos, uždėk ant dėžės, pasirink prekę, uždėk lipduką. Nesąmonės prasideda. Vietoj dėžės užklijos ne ant tos pusės, ne ant produkto, ant dar kažkur numes. Ir šiaip gal ne tiek naktinis darbas, bet tas toks monotoniškas darbas, nes ties kažkokiu momentu atsijungia smegenis ir tu gali žiūrėti daiktą, bet to daikto nebesuprasti smegenim, žinai, nebe atlikti darbą taip, kaip reikia jį atlikti, nes ta monotonija tokia, atrodo, oi, kas čia tėra, tik tai, žinai, vieną veiksmą atlikti, ne. Ir nutrūksta, žinok, žmonės nuo tos monotonijos būdo, prisiminus, skaitau pasiaiškinimus iš ryto. Pradėjo 3 nakties, pradėjo mėtytis iš produkcijos į kolegę. Oh my god. Tiesiog. Oh my god. Kodėl? Šiaip patiko kolegė. Kibinau. Įdomu, kokia ta produkcija, žinai, ar tenais iš saldainių kokių, ar iš kažko. Jogurto. Klausai, kokia produkcija? Tai buvo dešrelės ir tos kuri mėtėsi pavardė, buvo Putytė. Ateini skaitai iš ryto. Putytė mėtėsi iš dešrelių. Į kolegę. Tai va, bet kad tų žmogiškų klaidų nebūtų, va, ir atsiranda automatizacijos, ne, žmonės, tiksliau, dažniausiai žmonės nenori, kad automatizacija atsirastų. Įmonės ieško efektyvesnių sprendimų ir kišo pinigus į robotus, į mechanizacijas, į kažką efektyvesnio, ne? Tai nuo tų laikų jau yra viskas gerokai pavažiavę į priekį. Kaip sakiau, einant per įmonės laikui bėgant, mačiau ten tų sprendimų visokiausių. Tas pirminis, ne, kur buvo dėžės, kur užveža iš už galo. Paskui jau mačiau tokie, kur automatizuotas robotas, pavyzdžiui, įsivaizduot, kaip sandėliuose paletės yra štabeliojimas, ne? Tai turi tam tikrą adresą, bet antiek protingas daiktas jau būna, kad jis, pavyzdžiui, reikia jam padėti paletę į tą vietą ir ten produkcija yra jau. Tai jis gali ateiti, nuimti iš tos vietos paletę, pervežti kitą, kur efektyviau, tada jis ateina, pasiema tą reikiamą ir užveža į tą vietą. Ir viską tą registruoja, toks protingas sandėlis. Ir čia joks nebestebuklas. Nebe naujiena visai. Bet kuo toliau, tuo daugiau užsienis ypač ne eina į tą lights out manufacturing, kur gamykla be šviesų. Ai, nes ten robotai dirba? Jo. Robotai. Jums nereikia šviesos. Robotam nereikia šviesos, infraredai ir taip toliau. Geras. Tai robotam tikrai yra vienodai. Tai, aišku, labai gražiai skamba, aš ne, kad ai, čia net šviesos nereikia. Bet iš tikrųjų, robotas ne nuo lempos mato. Robotui nereikia poilsio zonos, robotui nereikia kur pavalgyti, robotui nereikia tualeto, robotui nereikia iš tikrųjų daug dalykų, ko reikia žmogui. Ne? Jop. O žinote, kas yra robotų karalius? Ne. Nu, ne. Dum. Japonijos įmonė Fanuc. Ne rusai? Ne. Fanuc įmonė. Pati didžiausia, pati moderniausia. Tai čia turbūt siaubas yra tie, kurie yra sąmokslo teorijos, nes jie su savo robotais gamina tokius pat robotus. Tai robotai gamina robotus. Ir jeigu YouTube esat matę, tai tokie geltonos tokios rankos būna. Geltonos tokios rankos, keletos ašių. Užmesi čia gal pažiūrėjau, kaip atrodo. Tai va, robotai gamina robotus ir iki 30 dienų jie realiai gali veikti, jeigu nieks nesulūžta, nieks nesugenda, be jokio žmogaus įsikišimo. Nu tik tai yra tie, ir Lietuvoje gamyklos yra naudojami laikas, žiūrėk, yra skaičiuojama, kiek kiekviena detalė turi resursą. Tai panašiai kaip skaitmeninių dvynių technologijai, kur tu
skaitminiam dvinį tu matai detalės nusidėvėjimą ir prognozuoji, kad jinai sulūš ir tau ją keiti. O gamyba iš tikrųjų yra toks dalykas, šiaip realiai jisai negali sustoti. Tu tik tai turi periodiškai, ten kartą per mėnesį, tu tą gamyklą keliom valandom gali sustatyti, ir tada vietiniai įsigiai su Andreliais jau turi sąrašą, kokias detalės jie turi pakeisti. Ką apžiūrėti ir ką reikia padaryti. Tiesiog sueina resursas, jie žino, kiek yra prasisukę ir keičia. Nesvarbu, kad detalė gera, tu keiti, nes tau sustojimas kainuos brangiau. Tai labai nesudėtingo softo pagalba, jeigu tu visas detalės susivedėjai, yra periodiškumas. Sukasi data atėjo, sako, žiūrėk, šitas 10 detalių reikia pakeisti. Ir jie per tas valandas ten perrenka tas gamyklinės linijas ir nesustoja. Normaliai veikianti gamykla, kuri prižiūri savo įrangą, jinai nesustoja. Jeigu sustoja nuostolis. Jo, žiaurus nuostolis. Tai va, kaip ten gamykla veikia, prie tų robotų priveža žaliavas, jie paėmė, ten išfrezuoja, prisuka, susuka, sudeda, išveža. Viskas pilnai automatiškai. Žmogus realiai tik kas kelias savaitės ten turi kažkokį maintenance padaryti ir tai patys robotai praneša, kuri detalė būna jau nusidėvėjus. Bet labai baisiai turi būti standartizuota viskas. Tai jie patys, taip, tai jie ir gamina. Kaip sakant, tos robotų rankos gamina lygiai tokias pat robotų rankas. Ir kas kažkiek laiko būna pasikeičia. Ten modernizuoja kažką naują padaro. O tai paskui tos robotų rankos pagamintos yra integruojamas kažkur kitose gamyklose. Nes jos yra labai universalios. Jos yra labai universalios. Jos gali suprogramuoti, ką norite su jom daryti. Ši kompanija per metus padaro apie 130 000 tokių rankų. Palyginimui tai sudaro apie 16-18% viso pasaulio panašių tokių robotų. Aš auto pramoniai daug tokių esu matęs į tas linijas. Jo. Mašinų surinkimo linijas. Ta ranka tiesiog paima visą mašino kėbulą ir varto orę tiesiog. Tai įsivaizduoju, kokia ten jėga. Kiek vienas robotas atstoja žmonių? Kiek Andrelių galima pakeisti su viena ranka? Yra įdomi tokie vidurkiai. Pasaulio vidurkis daugmaž yra toks globalus, kad vienas robotas turi būti aptarnaujamas, kaip gamyklos santykis. Vienas robotas prie 71 žmogaus. Tai va, toks santykis yra, ne? Pietų Korėjoje yra biški labiau išvystyta, vienas robotas yra prie 10 žmonių. Toks. Dabar tam fanuk. Naktiniai pamainoj vienas žmogus prižiūri nuo 10 iki 30. Tai jau į kitą pusę persiverčia. Ne tik, vienam žmogus, kaip sakant, vienas žmogus jau daug prižiūri, o ne tik, kad ten daug žmonių vieną tą prižiūri. Bet čia labiausiai pažengusi į priekį. Čia yra, robotų karalius. Top of the top, robotų karalius su karūna. Šiaip žiūri, fainiai. Ir jie netgi turi savo tą geltoną. Tiesiog savininkas sugalvoja, kad, norim būti geltoni, iš pradžių dėl saugumo, kad turėtų būti ryškus. Nes, iš pradžių ten, kai pradėjo gaminti, saugumo mažai buvo. Šviesos išjungtos, ryškus svarbu, reikia. Kad būtų. Svarbu, kad būtų ryšku. Jie, kaip sakant, net jų gamykla išjungta. Tas rankas, kur taiko tose gamyklose, nėra išjungtos šviesos, ten, kaip sakant, kaip tu sakai, dariau prie mašinų. Ir ta geltona spalva, čia kaip Ferrari būna dažniausiai raudonas, žinai, firmė. Tai ta geltona yra čia, jų kaip tas prekinis ženklas. Negalvojat, kad čia Gatesas liktai buvo paskelbęs tą tokią idėją, kad reiktų apmokestinti robotus. Nes čia yra realiai, kur jau keičia žmonių darbo vietas, ne? Jeigu tau reikia vieno žmogaus ant 30 robotų, kaip pasakau, Andrelis susigiu dviesi dėžių nebenaudoja, tai mačiau prieš 20 metų, kaip jau jos robotas pakeičia. Ne, bet irgi tą roboto ranką, kai pasiėmė, jinai ne per metus ir ne per du atsiperka. Jo. Nes kainos ten irgi geros. Bet jie ne metus, ne du ir tarnauja. Jo. Ir kitas dalykas, vis tiek tas klaidos, ne? Kuo mažiau klaidų, tuo geriau. Ir tu to nori. Mažesnė. Galėtų jis pats dar pasiremontuoti, ne? Tada iš vis gerai būtų. Bet matai, robotas neužgers, jis visada ateis į darbą. Aš
tokių Jisai, matęs. jisai neišeis iš darbo. Jo. Jisai neišeis, jis vis laik, jisai 24/7. Į autobusą nepavėluos, ryte žinutės nerašys, kad vėmi viduriuoju. Ta prasme, jam nebus, neimponuos, kad jūra šventė savaitgalį, jisai eis į darbą. Vienam įmonėje, kur dirbau, kaime gamykla buvo, tai jeigu pakavime pagal sąrašą 30 žmonių ir vasaros darbai, iš ryto visi melsdavosi, kad bent 15 ateitų. Nes dėl tam tikrų priežasčių... Taip, dėl tam tikrų. Vienas yra legendinis, negaliu nepapasakoti. Vardų pavardžių nereikia, bet bičias įsidarbino rugpjūčio 29. Rugpjūčio 31 pravaikšta. Dingo, nebėra. Po savaitės pasirodė. Rašo pasiaiškinimą. Ėjau į darbą, sutikau draugą, grįžusi iš emigracijos. Pasikvietė nuvažiuoti į Palangą. Netikėtai praėjo savaitę. Netikėtai praėjo savaitę. Turiu skrandžio opą, bandėm gydyti. Prašau suprasti ir pasigailėti, liga žmonių nesirenka. Taškas. Tai Dieve. Skrandžio opą jisai gydėsi, pylė savaitę. Netyčia praėjo savaitę, tiesiog praskriejo netikėtai sutikus draugą. Arba ten tie legendiniai, robotas niekad neišės rūkyti. Rūkimo pasiaiškinimai buvo mano favorite. Gamyklos teritorijai tu negali rūkyti. Ne, tiesiog, nes gamykla gali sudegti. Kodėl rūkiai? Rūkiau ir mane pagavo, nes buvau pavargęs. Arba rūkiau ir mane pagavo, nes lyjo. Nes tu nedėkotų rūkijo dėl to, kad tai pagavo. Pagavo, jis aiškino priežastis, kodėl tai pagavo. Per prastai slėpiausi. Arba ateidavo ten tokiamis vadintom sienas ramstydami, žinai, ateina ir apsaugoji, tu turi prasipūsti. Prasipūsti reikėdavo, tai aš galvoju. Kaip ten įeidavo į... Mano mama kažkada priėmime dirbdavo, tai sakė, tos vadindavo tokius be vardo, kurių savo vardą neatsimenu. Tai rekordas 4,5 promilės, jis ateina į išpjaustymą su peiliais dirbti. Kaip ateiti iki darbo reikia toks? Sienom. Ta prasme. Bet jo, čia, žinai, dar ta grupė žmonių, kur vis tiek aš eisiu į darbą, nes esu super mega atsakingas, nes esu tos kartos, kur, žinai, bet jo, promilių ten daugiau negu reikia. Tai tu geriau jau neik, tiesiog būk namuose. Ir... paskui ir gimsta tie anekdotai, žinai, kur 4 alaus bachūra Mišlenpivės, ne? Žinai, plerankį tokia ateina su 4 promilėm, ir spėk, kurie pirštus įkiša. Jetu, žiauru. Gerai, grįžtam prie fanukų. Robotai dirba 30 dienų be perstojo. Kaip tai įmanoma? Jie turi tokį dalyką kaip nuspėjamoji priežiūra. Robotas dirba, žmogus ateina, kaip tą maintenance padarysi? Tu turi sėrdyti, pasižiūrėti. Yra tiek daug ten detektorių, kad jeigu jisai pastebi kažkokį mikro garsą, jisai automatiškai sugeneruoja inžinieriui, žiūrėk, šiandien ateisi pamainą, reikės už 4 valandų pakeisti guolį, nes jis jau pareistoj. Va tik tokio lygio. Tai čia kaip skaitmeninis dvinys, jau, kaip sakai, daviklis ant daviklio, priregistruoja, kur reikia. Sako, žiūrėk, numeris 5 guolis, prie to, kad tai ten reikės pakeisti. Geras. Viskas ateini. Dabar tie robotai būna gręžia, pjauna, dar kažką daro. Gerai, nulūžta grąžtas arba tas pikliukas. Naujausiam jų robotam pakeisti užtrunka 0,7 sekundės. Jie ten šalia savęs turi kaip apkabas tiesiog tokias, kaip revolveriai būna. Jis sako, vieną, kitą, viskas toliau. Kaip į staplerį, ta krokodilo atėjo, ne? Jo, jis sako, 0,7 sekundės pasikeisti. Eiktų savo. Geras. Jis sako, Andrelis per kiek laiko pakeistų. Ir visa netgi ir ta šiukšlių evakuacija, tai vadinasi, kaip sakant, tos visos drožlės, viskas irgi eina pastoji konvejeriai, ant kurių viskas krenta, tiesiog numatyta tą vietą, ir viskas tiesiog išvažiuoja, kad neapsišiukšlinti. Bet kiek turi būti standarto tame, bet man žavi tie tokie dalykai. Jo, žiauriai daug standarto ir viskas tiesiog veikia. Toks ASMR-as, ne? Aha. Ir tokiuose gamyklose, kur dirba tie robotai, ten ideali švara realiai yra. Nes dažniausiai, kas žmonės ateina savo dulkinais rūbais, oda, plaukai krenta, tau ten, žinai, žmogus yra purvinas dalykas, robotai yra švarus. Taip. Bet šiaip mes nesam. Aš labai daug gamyklų Lietuvoje matęs, labai daug logistikos centrų. Pas mus yra labai aukšto lygio. Mačiau kaimininėse šalyse, esu matęs Rusijoje, esu matęs Lenkijoje, vakarų Europoje viskas normaliai, bet
pavyzdžiui, mes palyginus su kokia nors Lenkija, tai mes esam spalvotas televizorius. Ne? Visiškai. Pas mūsų... Aš kai kuriuose gamyklose nebijočiau, kad mane bet kurioje vietoje mano operaciją darytų ant grindų paguldę. Ta prasme, yra tikrai, ypač maisto pramonė, yra labai švaru. Prasme, jeigu tu nesi ten visiškai apsileidusi įmonė, jeigu iš tų didžiųjų, labai švaru. Bet tam palik pastatai yra dėžučių pridėliota. Tai taip gaudo. Nu, dėžučių, žinai ką, žiūrkės gaudo. Taip. Nes... Realiai nesu nei vienos gamyklos matęs, kad nebūtų tų dėžučių. Ne, nu, tai dažniausiai vidury laukų kažkur ten pastatyta. Ką tu galvoji, kokią sūrio gamyklą, Džeris nenori atbėgti, padegustuoti. Bet šiaip labai stipriai gaudo, dažniausiai sugaudo viską perimetre. Bet ten viduje kas nors būtų nesugirdėjęs, kad pagautų. Tai va, tai mes labai tikrai neblogai stovim ir kiek matęs, tai, sakau, Lenkų gamyklai pažiūrėjau, tai kas perkat maksimai lenkišką pieno produkciją, jūs reiktų nuvežti iki tos vienos Lenkų gamyklos, ar pats mokėtume dvigubai, kad tik lietuviškai. Dabar aš čia pagalvojau, gal esat ką nors įdomaus radę maiste nusipirkę, gal kas nors yra įstrigę. Mes vieną kartą esam radę duonų iš šniūrą. Duonos kepalas ir realiai taip įkeptas šniūras, kad gali užvirvėti. Tai iš pakavimo kažkur tai. Arba iš pakavimo, arba iš... Į tešlą įkrito, turbūt turėjo nuimti nuo kokio, žinai, nuo kažko tai ir įkrito. Pirštinės kažkokį gabaliuką su faršė radus, pirštinės ir, man atrodo, dar vinį dešroji kažkas tokio. Dėl vinių, pavyzdžiui, mes vienoj gamykloj turėjom net ir yra palei standartą priklauso, jeigu tu nori turėti normalų maisto saugos standartą. Privalai dėti be vinių. Privalai be vinių dėti. Geležys. Ačiū, kad apspjoviai. Bet yra metalo detektoriai. Pakavime jau, kaip ir visą gamybinį procesą pereina, jau kai ateina iki pakavimo, yra tam tikra vieta, kur praeina visa produkcija pro metalo detektorių ir jeigu ten bus kokia nors vinis, tai patikrina. Paruosti, atvažiuoja dešrelę. Jo. Tai gerai, fainiai. Tai kiek toks robotas gali veikti, kur pasakoji? Gali kiek realiai? Viską keiska, ne? Toj, daisim iki to. Visų pirma, kaip tik prieš mėnesį Fanuk sukirto rankom su Google, kad jie pasakė, kad integruosi savo tos robotus Gemini'u. Tai iki ko dabar viskas daina, kad jų koks tikslas yra? Yra roboto ranka, ne tik, kad programeris sėdi kažką surašinėja, o tu balsu sakysi, robotė vadėžė, padėk ją ten. Jisai paims ir iki to nori daryti. Čia belekas. Insane. Čia tikrai. Kaip sakant, atsikratyti nori programerių, kad, žinai, supaprastinti šitą dalyką. Nes dabar kaip viskas yra suprogramuota, kaip sakant. Tai viskas priklausys nuo Andrelio gebėjimo komunikuoti. Rišliai. Bet jeigu ateis 4 promilėm, tai... Jeigu ateis 4 promilėm Andrelis ar lieps robotui, žinai ką, davai nedirbam šiandien. Viskas robotas sėdi rūko. Eina parkyti. Bet, tarp kitko, papildant tave, pavyzdžiui, į auto pramonę, mūsų visos senos mašinos, kaip senos, nežinau, su kokiais antikvarais visi važinėjom, bet, jeigu Android auto turi, tai irgi Gemini'ų bandys Google'as kišti į Android auto. Tai tu labai daug išmanumo, net senesniai mašinai galėsi turėti, jeigu tik tai Android auto pas tave pasijungia, tai viskas. Tu pilnai irgi galėsi kalbėtis su mašina. Visi dabar tos mašinos turi savo tos įėjus, bet aš jais nepasitikė kreivė. Ne. Tai tik per Android auto. Lapežas kokį ten turi? Jis kažkokį savo vidinį turi, bet vis tiek per Android auto. Škoda ten Laura kažkokį ten turi. Laura? Jo. Aš bandžiau, bet kažkaip nežinau, man nesąmonė. Nesusišnekėjai su Laura? Ne. Pada žmona klaus, kas yra Laura. Toliau. Prie tų pačių Fanuk. Nebūtų japonai, kaip tu dar sakai, kiek laiko tarnaustas ta ranka? Ar tu esi matęs, kad visą gyvenimą? Būtent, visą Rimtai? gyvenimą. Ilgiau už mane tarnaus. Taip, ilgiau už tave. Ir jeigu tai roboto rankai, kurie yra 30-40 metų, prireiks kažkokios detalės, jie turės. Jie specialiai, visas rankas, kas pagamina, jie pas save sandėliuoja tas senas detalės. Jų, kaip sakant, 30 metų nebegamina,
Bet jie sandėliuoja, kad, nes jie duoda lifetime, tai reiškia visam gyvenimui garantiją. Bet žinai, kas jau čia yra? Jie tikrai net neplanuoja jų remontuoti, ten praeis 30 metų, paskambins Andrelis, sakys, sugedo ranka, sakys, seniukai, imk naują, jinai 500 kartų efektyvesnė ir neknis proto. Greičiausiai tai bus, bet jie tiesiog duoda viso gyvenimo garantiją. Kad jeigu tu sakys, jo noriu taisyti, jie įsipareigoja taisyti. Va čia tau garantija. Ne, kai tu duodi lifelong support, tai yra, tu nesitikė, kad tą daiktą naudos kas nors lifelong, kas reiškia, kad tu šventai žinai, kad maks 20 metų į priekį. Žiūrėk, tinklo įranga kompiuterinė irgi yra viso gyvenimo supportas, ten HP switchas koks nors sugės, tai tau jį keis iki gyvenimo, ne 10 metų praeis, ne 10, gerai, 15-20 standartai pasikeis, tu nebenorėsi turėti ant tiek senų įrenginio, imsi naują ir tiesiog jie pasensta morališkai. Bet žiūrėk, žmogui taip, smagiau. Bet įmonės vadovui žiauriai faina žinoti, kad nusipirkau daiktą, kuris man tarnaus tiek, kiek aš jo norėsiu, kad jis tarnautų. Čia toks pardavimo aspektas. Žiauriai geras. Gerai. Ačiū, buvo įdomu. Ačiū. Dabar robotų pilnos gamyklos, kiek mes labai stipriai jais pasitikim, ar neužeina jiems kažkokią pilnatėlę, neužplaukia robotai, negalės, pavyzdžiui, pats sugalvoti kažką prieš tave padaryti arba kažką pakenkti. Įtrauks tavo ranką kokią pirštą ar dar kažką. Nebaisu? Aišku, viskas priklauso nuo programinės įrangos, kas ten parašyta. Bet yra labai didelis saugumai ir didesnė tikimybė, kad tave kažkoks krautuvas nutrenks toj gamyklai, negu robotas tave. Arba kolega pradės mėtytis iš produkcijos. Į tave kolega mes dešrelę suvinim. Man baisiau, kad, nežinau, matėt kinų naujų metų šventimą, kur ten tų daug robotų pristatyta kung fu veiksmus demonstravo. Robotai savo galimybėm sako, kad 2 kartus viršyje savo pačių galimybės per 5 mėnesius. Tai jeigu praeitais metais žvengiam iš tų virstančių robotų, tai jau dabar jau bėga normaliai. Jie žvengs iš tavęs virstančio, ne? Ir dabar, kai mačiau, kaip jie tuos kovos menus imituoja, gerai, parvaro į tave 10 robotų, kurių tu negali nuspirti, nes jis atsistoja. Ir pilnai kung fu išmokytas. Ką tu jam padarysi? Aprėksi? Užlips ant laiptų. Mačiau robotą, kurį šoka ir ant 2 laiptelių nesugebėjo užlipti. Tai čia dabar, bet 5 mėnesiai, dar 5 mėnesiai kitų metų 112 laidoj, sakysim ką? Lipki medėm ir tai nepadės. Gerai, turim kažkokių gal horror stories truputį? Jo, nes prie ko jaučiu vedam, kad dažniausiai ne robotai pablūsta, ne automatika pablūsta, bet Andrelių trumparegiškumas, nesupratimas nieko apie darbuotojų saugą ir sveikatą. Linkėjimai, Vaida. Tai nieks nesilaiko saugumo reikalavimų. Aš kiek esu matęs baisių dalykų tose vien lietuviškose gamyklose, ne dėl to tu prarandi pirštus, kad įrenginys blogas. Jo. Pakavimas. Aparatas už 1 milijoną stovi, toks, nežinau, 10 metrų ilgio, 4 metrų pločio, didelis gargaras. Vokietis kūrė aparatą. Ten visų pirma prasideda, davai darom saugiai, o tik po to darom. Pridėta apsaugėlių, atvežė, sumontavo, Sygis. Sako, ne, reikia perdaryti. Tai iš karto, ten tokia sistema buvo, kad tu net negali fiziškai įkišti rankos į tą aparatą, nes gaubtai tokie uždėti, užlenkti, pakeli tą gaubtą, visą tą liniją sustoja automatu. Atėjo Sygis, pirmas dalykas, ką padarė, ne, čia plevelė vėl reikia numontuoti, visus tos dangčius numontavo, kad lengviau būtų prieiti. Ir ką tu galvoji, Sygis ranką įkišęs remontuoja, prieki kitas į rozetę tą aparatą ir start. Ką Sygis? Sygis jau Jack Sparrow kablį galėjo užsidėti po to. Ką tu debilui gali pasakyti? Arba tie visi tokie ten, kur mėsą pjausto, tokie kaip
O taip, Bleidai mačiau ir didžiausi, šitą. žinai. Yra vertikalus peilis, kad pjauna kiaurai per beleką. Ir ateina su 4 promiliam, jisai Net eis žiūrėti išpjaustymą dirbti. baisu, ta Jis mato 3 prasme. peilius. Ir jis pasiema, pavyzdžiui, nežinau, pasim kaulą, ne, ir pabandyk, tu ten prikišyva, kaip mikrofonas tovasis toks. Zikt, Va, ne, taip, ir zik, viskas. bet tu įsivaizduok, tu tą darai visą dieną. Zik, zik. Nu, kažkada tau... Kiek šansų, kad tau va, Aha, arba kas nors nusičiaudės. sakys. Viskas, Dariau. pirštai į orą. Zikt, ups, žinai. Bet žinai, kas baisiausiai? Yra tam apsauga, yra tokia metalinė pirštinė, kurią tu turi užsidėti ir tik su viena ranka turėtum tenai daryti. Ir jeigu tu tai įkiši tą pirštą, tai ta metalinė pirštinė turėtų užkirsti tą pjūklą ir viskas turėtų sustoti. Spėk ar patogu. Spekar naudoja. Ta metalinė pirštinė galų gale kažkur atsiduria kitur ir Pakavime darinai. žinau, kaip reikia. Ir... Baisiai. Bet tai yra visiškai, kvailo žmogaus dalykai. Čia skaitėm irgi, ne, Klaipėdai kažkurioje gamykloje ten buvo straipsnis. Ranką prisispaudė, įkišo ten į šitą spaustuvį. Tai aš galvoju, va šiais laikais, nejaugi atrodo, dar yra tokių kvailų traumų, kur tas įkišimas, įdėjimas, prisispaudimas, kai jau tos mašinos ir tie visi, žinai, gamykloje aparatai yra jau antiek pažengę ir išmanus visom apsaugom, bet jo yra, nes, kaip ir sakai. Bet vėl, šaltis, tamsa, nuovargis. Taip. Ir žmogus pradeda elgtis nebeadekvačiai, o dar Andreliai, kai patjuninguoja, kad čia pusė saugumo dalykų nebereikia, tragedija. Yra jav gera statistika. Per 30 metų užfiksavo apie 35-40 mirtinų atvejų nuo robotų grinai. Bet dabar palyginus, tai čia per 30 metų, palyginus JAV, tai čia per metus nuo 1 iki 2. Jo. Įprastai palyginui vien JAV gamyklose kasmet žūsta apie 800 žmonių vien nuo gravitacijos, tai reiškia nukritę kažkur. Tiesiog, ne, užkliuvo, už dėžės, tai užkliuvo, už ne vietoj palikto kažkokio agregato. Tai va, ką tu ką tik sakai, kad žinai, tai robotai palyginus, čia kaip žinai, lėktuvas. Na, aišku, jeigu žūsta žmogus nuo roboto, per visur pasakys. Nukrenta lėktuvas irgi jo, bet realiai, jeigu statistiškai, tai saugu. Gerai. Pirmoji istorija. Čia iškart istorijos bus visos, negražios. Laimingų pabaigų nėra. Kodėl tu spoilini iš karto? Nuteikiu žmonės. Pirmoji istorija. Tai čia pirmoji istorija, literaliai pirmoji istorija, kada žmogus nukentėjo nuo roboto. Tai 1979 metais Ford Motors gamykloje, kas įvyko, tai buvo didžiulė sistema, sandėliavo robotas ir jisai tiesiog pradėjo maišytis, tos užsakymus maišyti. Buvo toks nesigis Robertas, jisai tiesiog sugalvojo, kad ranka reikia paimti vieną detalę. Ir robotas toliau dirba. Tai robotas kaip dirba, užprogramuotas, jis tiesiog sukosi ir jam į pakaušį dėjo, o robotas ten, nežinau, 3-4 tonos tą ranką, žinai, sveria, ir ant vietos realiai nugriuvo ir viskas. Tai tas robotas dar keletą minučių, jis, kaip sakant, toliau dirbo ir jo net nepamatė. Jo, tai jau čia žmogiškoji klaida, nes sugalvojo, kad reikia. Va, 21 metais Teslai buvo panašu, ačiū Dievui, baigėsi normaliai, bet dirbo robotas ranka, bla bla bla, 3 rankos buvo, 2 atjungė, ėjo Andrelis kažką daryti, remontuoti, ne? Ir 3 neatjungė, tai robotų vienodai šviečia. Ir jisai tą Andrelį prispaudė, ten pradraskė, su tais metaliniais nagai žmogų paėmė, pradraskė, bet ačiū Dievui, kad buvo Sigis sėdėjo prie pulto ir stop paspaudė. Tai va. Bet aišku, nuskambėjo, kad incidentas Tesla gamyklai. Užpuolė robotas, ne? Robotas užpuolė žmogų. Ne, Sigis Andrelių ne viską atsijungė prieš eidami. Ką reikėjo, tai taip. Ir ta Tesla čia, žinai, absoliučiai neprie ko. Kita istorija, pietų Korėjai, čia pat išvežiausia 23 metais. Irgi robotas tiesiog turėjo pakuoti daržovės. Žmogus gan panašus į daržovę. Tai irgi, kaip koks? Nebuvo išjungtas robotas, čia, žinai, čia jokas, žinai, juodas humoras. Mane su bulve galėtų sumaišyti. Didelė bulvė. Neišjungęs roboto, irgi sugalvojo ten užlysti jam ant linijos. Detektoriai pagavo, čia naują pakuotę, ir jisai tą žmogų priplojo tiesiai ant tos linijos. Ten vietos realiai ir mirė. Marius visas istorijos, mirė. Dar švelniau pasakai.
Gerai, bet tokių, žinokit, istorijų yra belė kiek, belė kurioje valstybėje jokia gamykla neapsieina be tokių incidentų ir arba jos nuslepiamos ir neišeina į viešumą, arba jos baigėsi pakankamai sėkmingai, bet visur yra bendras vardiklis, tai yra žmogaus klaidas. Ne robotas sublūdijo ir pradėjo kažką daryti ne taip, bet žmogaus klaida. Nu tai pasikartuojam, safety first. Safety first. Jo, bet dabar vėl grįžtam prie mano pradžioje pasakoto Fanuc. Kaip sakau, jie yra lyderiai ne veltui, jie turi kelis savo sprendimus. Tai yra robotas ir tą robotą žiūri kitas robotas. Tai jeigu jo judesys užtrunka ten ne 1 sekundę, o užtrunka 1,05 sekundės, viskas jis išjungia. Ta robotas sako, tu jau kažką nebe taip darai. Toliau yra virtualios sienos. Programuotojai kol kas, dabar su jais, kaip bus, nežinau, bet dabar programuotojai, kaip sakant, aprašo tą robotos judėjimą. Čia kaip robotas turėsi, ne? Ir yra ten 3 dimensijų tos sienos padarytos. Ir tas robotas niekaip negali išlysti iš tų savo dimensijų. Viskas, čia tiesiog užbersta. Tai reiškia, yra tiesiog nematomos sienos. Tai jeigu ten, pavyzdžiui, žmogus atsidurs kažkur, bet neįžengs į roboto tą teritoriją, tai jis, kaip sakant, priepat gali būti. Mosekot gali, bet viskas yra nematoma siena. Ir yra kaip tie vadinami žalieji Fanuc robotai. Tai čia yra visiškai revoliuciniai robotai, kuriems užtenka, kaip sakant, jie sukasi ir užtenka kelių niutonų pasipriešinimo, jisai viskas sustoja. Jisai jaučia, kad žmogus. Tai čia prilygtų kaip patapšnojimų per petį. Tiesiog, tai 2 tonų ranka sukasi, į tave vos paliečia, taip sakant, rūbai, tavo vis kliudo, viskas, jis sustoja. Žiūri, geras. Tai šalia tokio roboto žmonės būna, kad dirba. Geras. Tai ten, ar tą ranką padavinėt kažką, ar žmogus kažką padaro, ten, sakant, šalia roboto gali dirbti, tas robotas tas neužgaus. Čia nuostabus pavyzdys, kaip reikia daryti iš tikrųjų. Tai va, bet gal tada šokam į sekančią rubriką, kur papasakosim, kas vis dėlto būna, kai Robertas ne pats pablūsta, bet Robertą kažkas pablūdina. Žiūrėkit, kas būna, kai kai sakiau, Robertas sugalvoja ne tą daryti, ką reikia, bet sėdis įgi su Andreliu prie pultų, valdo tos robotus ir viskas atrodo, kad gerai veikia. Realybėj viskas jau nebe taip gerai veikia. Nežinau, kaip žmonių kalba paaiškinti. Tiesiog. Sygiui su Andreliu valdymo pultuose rodo, kad viskas vyksta idealiai. Tuo metu jau tavo sistema yra kompromituota ir ten yra užduotas kodas, tam tikrų momentų jau pradėti daryti nesąmonės, kitaip elgtis. Kaip pačioj pirmoji laidoje pasakojom apie šitą Irano Stuxneto virusą ir kur viskas atrodo gerai, realybėj jau sistema save gali naikinti. Tai labai yra, jis taip ir vadinamas, Stuxnet 2.0 atveju, kai gamykla, principė pati save sudegino. Ir valstybinis plieno gigantas vidurio rytuose, Steel Company, Kuzestan, kažkaip taip vadinasi, metalas verda 1500 laipsnių temperatūrą. Ir yra video, įdėsiu gabaliuką. Andrelis ten čiut spėjo pabėgti. Ta prasme, įsivaizduok tokią didelę liejyklą, tas metalas verda ir jis turėtų elgtis prognozuojamai. Jis vienu momentu tiesiog iš niekur apsivertė tą savo bliūdą ir pradėjo pilti viską tiesiai ant grindų. Skamba kaip pragare kokiam. Taip. Ir ten tas metalas, tu viskas svyla, dega ir čia tau ne benzino papildus. 1500 laipsnių, ten betonas lydosi. Lava. Ir prieš tai rodo ten laiptais. Vienas Andrelis prabėga, kits pažiūrėjo, jau kažkas pradėjo. Dar bandė pribėgti, negesintuvų neužgesinsim. Ne, su gesintuvų čia nebeprispjaudysim. Dėjo ir, gal 5 sekundės jo gyvenimą ir išgelbėjo. Eiktas savo. Paskui ten belekas pradėjo darytis, viskas dega. Pamatysit, patys vaizdas sunku papasakot. Už šitą incidentą prisėmė atsakomybę hakerių grupuotė pasivadinusi plėšrusis žvirblis. Okay. Tai toks... Žvirbliukai. Bet yra daug pamastymo, kad čia Izraelio slaptosios tarnybos prisidėjusios. Ir čia, žinai, ne plėšrusis žvirblis, bet biški
biškiau aukščiau. Ir nereikalavo išpirkos. Žinai, labai daug tų istorijų yra, kur, davai, čia mes jūs užkoduojam, mokėkit pinigus arba sunaikinsim, o jie tiesiog sabotažas, davai susvilinam. Suknist, jo, davai mes jūs sugadinsim. Pats dažniausias įvykis, kur gamykloje sustoja ir kas yra visų įtišnikų siaubas, kaip apie tai nepašnekėjom, kodėl tos sistemos labai dažnai būna kompromituojamos. Tie visi įrenginiai labai dažnai yra valdomi kompų. Tose kompuose yra kažkokia pasenusi programinė įranga. Niekas jos ten neatnaujina. Ten turėtų kokią nors pakavimo mašiną, tau ten Windows XP dar tebesisuka. Ir ten saugumo požiūriu ten yra tragedija, nes yra kokia nors programinė įranga, kurios tu net negali atnaujinti, nieks ją atnaujinimų neberašo, 20 metų nebėra ir tu ją naudoji. Ir labai dažnai bando gamybinis tinklas nuo pagrindinio būna izoliuotas, bet būna visokių apėjimų padaryta arba kažkokių tam tikrų mažų skilių, kad tu jį galėtum administruoti, ne? Ten vienoj gamyklai, prisimenu, yra buvę, kad net šlagbaumas pajungtas prie tinklo buvo atakuojamas iš išorės. Tokių nesąmonių. Tai visa ta įranga klaikiai pasenusi, atvažiuoja gamintojas, būna, prijunkit man čia SIM kortelę, kad aš galėčiau prie jo prisijungti, ir viskas, tu jau turi jį tinkle. Ir paskui kas nors įsilaužia per kokią nors skylę, kompromituoja ir pradeda lavą piltis tavo ir gamyklą degti. Ir tai yra visokias vėdinimo sistemos, gamyklinės, jis yra baisiai pasenusios. Aš netaip seniai dar vienoje gamykloje mačiau vieną vėdinimo sistemą, kuri veikia ant Windows 98 serverį. Neaišku, kodėl jinai veikia, bet jeigu veikia, nelieska, ne? Taip. Ne. If it works, it's not stupid, viskas. Tai tu palieki ramybėj. Tai tai vaizdelį pamatėt, įsivaizduot geriau negu aš pasakoju. Tai turėtų visai neblogą įspūdį padaryti, ne? Šiandien ištryniau internetą, turiu pasirinkusi tokį sąrašiuką, pasivadinau What the f*** darbai. Papasakosiu apie tos darbus ir galėsim padiskutuoti, ar norėtumėm, ar dirbtumėm tokį darbą ir apskritai, ar toks darbas dar egzistuoja ir kaip galėtų pakeisti, tarkim, robertai ir panašiai. Gerai. Uždėsim ir nuotraukėlės, kaip atrodo, tai pamatysit ekrane. Viščiukų lyties nustatytojas. Taip. Per kelias sekundės reikia nustatyti vos išsiritusio viščiuko lytį. Tai geriausi specialistai per valandą rankiniu būdu patikrina nuo 1000 iki 1500 viščiukų. Tai maždaug vienas viščiukas kas 2-3 sekundės. Ir reikia šito amato mokytis ne vieną mėnesį, nes klaida paukštinuose ten kainuoja. Zofilo džiaugsmas čia. Tai šiaip Japonija... Jau vieną gaidį įmeti prie vištų. Tai iš principo Japonijoje ir Jungtiniai karalystiai šitas darbas populiariausias yra. Bet, pavyzdžiui, šiandien dirbtinis intelektas ir tas visas kompiuterinis matymas nuskaito, kadangi yra ir šiaip genetiškai kažkokie tai modifikuoti, tie kiaušiniai auga po lempom ir panašiai, tai jau geba nuskaityti jo, ar čia berniukas ar mergaitė, ar viščiukas ar vištytė, bet, bando pakeisti žmonės, žodžiu, ir šitoj vietoj, bet, norėtume tak dar vadinti. Ne, gal. Tikrai ne, bet aš labai panašu, jums privačiai pasakau, bet dabar visam papasakosiu irgi, aš labai panašu, mačiau etatą vienoje Lietuvos gamybinėje įmonėje, kur stovėjo sena rusiška mašina, aišku, jinai pastoviai stringa, aišku, jinai produkcijos negali normaliai ištiesinti ir nepatenka į aparatą taip, kaip reikia. Tai buvo bičas, kurio etatas buvo produkcijos tiesintojas. Tu stoji visą dieną ir stumdai produkciją, kad jinai tam tikrą ten įvažiuotų tam tikrų kampų ir tiesiai. Tai ką veikiai? Produkciją tiesinau. Tai čia irgi ką veikiai? Viščiukus graibiau visą dieną. Taip. O būtent. Ačiū, ne. Tikrai ne. Gerai. Gal yra dar kokio nors darbo? Važiuojam. Turiu traukinių keleivių stumdytojas. Kaip tai galėtumėte įsivaizduoti Japonijoje. Jo. Tai, žodžiu, jų darbas yra fiziškai įstumti ir suspausti keleivius į traukinio vagonus piko valandom. Kad daugiau tilptų? Taip, kad duris užsidarytų. Kaip ten būna? Ne.
Ten, žinok, kaip saka, duris jau turi užsidaryti, nes ten traukinėtin sekundėm vėluoja. Nu, taip, jau kalbėjom, kad o nevėluoja. Žmonės nori vis tiek sulysti visi. Taip. Nu, ir kaip sakant, dar yra per kokius 3 žmonės laukia, o jau vidus jau viskas, tai jau taip. Tai jie, kaip sakant, su baltom pirštinėm yra etatai. Prieina kokie 3 ir, žinai, su baltom pirštinėm. Jie yra apsirengę su uniformom, ten viską. Dažniausiai būna, kad kokie tai studentai arba nepilno etatų dirbantis yra, arba netgi iš to paties traukinių stoties tiesiog būtent piko valandom perima šitą poziciją, bet taip, jie yra žmonės, kurie sustumė irgi uždėsim nuotrauką. Aš tiek galiu patikėti, kai jie su savo tokio aukšto kultūros lygių užsiema žmonių stumdymą. Aš galvoju, kad jie kaip, žinai, sustatyti žmonės labai, elgiasi. Bet normalu. Taip, taip, bando įstumti, jeigu žiūrėk, darosi tavo kuprinę, netelpa, jie tavo kuprinę pastumti, tipo. Ir jie taip, kaip pirmą aš sakė, su baltom pirštinėm, su uniformom, su kepurėm, ta prasme, gražiai, preciziškai stumdo. Ne šiaip ten nespardo. Rusija su koja tai iškirsti. Mes jėmam šitą darbą, ar ne? Šitas netrodo labai blogai, ne? Ne, bet ir nenoriu visą dieną žmonės stumdyti, ne. Tai va, ne visą piko valandom. Gerai, važiuojam toliau. Kažkada buvom kalbėję, kai apie pojūčių šnekėjom podcast'e, tai yra kvapų vertintojas, tai vertinti reikia, įvairius kvapus. Aš grįžtu prie žmonių stumdymo. Esu matęs šitą. Pažastų, burnos, dezodoranto, kosmetikos efektyvumo ir panašiai. Tai va, tai tiesiog... Aš einu į dieninę stumdyti žmonių ir į naktinę viščiukų graibyti, negu šitą darbą dirbu. Jo, ten yra tokie aparatai irgi, va, uždėsim vizualą. Tai tokie kaip šiaudeliai, žodžiu, ten nosį prisikiši ir uostai, ten tą kvapą vertina. Bet aišku, įvairiai yra. Bet šiaip įsivaizduokit. Pažastis uostai. Civekia įsirašai, ką veikiai, pasnius 10 metų vertinau žmonių prakaitą uoščių. Ne. Skipinam šitą. Toliau yra profesionalus miegotojas. O? Šitas mano. Miegot už pinigus įvairiuose moksliniuose tyrimuose, viešbučių testavimuose, meno instaliacijose ir panašiai. Pulsas šiaip, pavyzdžiui, NASA kartais moka $10 000 savanoriams, kad jie gulėtų lovui po kelis mėnesius, tarkim, ten tyria mikrogravitacijos įtaką kūnų ir panašiai. Prabangus viešbučiai samdo žmonės išbandyti lovų patogumą ir panašiai. Kelis mėnesius tai jau tragedija, ten būtų labai blogai, bet ten pinigai baisiai. Čia, žinai ką, čia turbūt kokiem jauniem tėveliam galėtų pasiūlyti tą darbą, jie labai geri miegotojai būtų. Greitai užmigtų, Mariau, greitai užmėgi dabar. Instantly. Stovin, žinai, arba šviesą užgesino aš viskas jau, kaip lėlė. Akis zaktur užsivirti. Per ilgai nepakalbink užmigs. Gerai. Žinai, jeigu tes nepapingini, tai viskas signalą praranda, Marius. Kaip telefono ekranas, 5 minutės nieko, žinai, nepastumk ir... Taip, hibernatinių ten, ne? Gerai. Pandų apkabintojas, pandų auklė. Gerai. Čia yra pats darbas, tai yra prižiūrėti, linksminti ir emociškai palaikyti pandų jauniklius, pandukus tokius specialiuose Kinijos rezervatuose. Tai šiaip moka už tokį darbą apie $32 000 per metus, o realiai aprašyme darbo parašyta, kad paleisti laiką su pandom, dalinti su jomis ir džiaugsmu, ir liūdėsiu, tiesiog visom emocijom. Ir reikia vilkėti dažniausiai tokį specialų kostiumą, jis atrodo, kaip panda, tu apsirengi pandą, ten išstepiu pandų šlapimu, kad nepriprastų prie žmonių, ko jo yra, bet... Yra papildomų sąlygų. Jo. Kad tavo kvapą ten, žinai, nebūtų. Be žodžiu, tai tas toksai... Aš mačiau iš Dario, iki kol pasakė šlapimas. Iki šlapimo buvo, Jisai linksėjo galvo, šlapimas jau viskas jau... Ne. Taip, bet šiaip atrodo cute visai. Gerai, tavo kitas. Gyvatės melžėjas. Čia tos, kur nuodus taip pasileidžia. Jo, rankom reikia spausti nuodingų gyvačių iltis, kad išskirtų nuodus ir juos naudoja prieš nuodžių ir vaistų gamybai. Tai šiaip... Labai svarbus darbas. Svarbus, bet viena klaida ir, tau, ką žinau, ragaitų ligoninė. Čia robotus gerai būtų įdarbinti. Nes, rizikuoja gyvybę, jeigu jis netyčia kažkur ten sakils ir baigsi, žinai. Tai va. Jo. Profesionalus stovėtojas eilėje. Aš pasižiūrėjau, yra net puslapis toksai, kur... Dariau sovietmetis. Esu antroje gatvės pusėje stovėjęs parduotuvės.
O kas tau mokėjo už tai? Kas mokėjo, tu norėjai pirkti produktus. Ir žinai, kaip būdavo, tu stovi eilėj, tu nežinai, ką į parduotuvę atvežė. Tai gerai, tai vat tokiem, kurie vat stovi ir nežino, ką atvežė, yra alternatyva. Susimoki pinigus ir už tave stovi Sigis su Andreliu ir laukia. Aš buvau ir Sigis, ir Andrelis. Tai va, tai žodžiu, stovėti eilėse už įvairius, nežinau, pasiturinčius turbūt labiau klientus, prie, tarkim, iPhone naujo, prie bilietų į koncertus, madingų rūbų, ten parduotuvių ir panašiai. Uždirba šiaip, tarkim, New York ar Londone iki $20-40 per valandą tokie stovėtojai, už tai, kad fiziškai tiesiog egzistuoja, stovi vienam tam taške. Ir žiūrėjau, puslapis yra, kur galima nueiti, galėsim pasižiūrėti. Žodžiu, gali ten užsisakyti stovėtoją ir ten yra kaip kokiam su visais atsiliepimais, su žvaigždutėm įvertinta, kad net rekomendacija pašta, jisai stovėjo, už mane eilėje labai gerai stovėjo, visą laiką prastovėjo ten 5, žinai. Ir tu gali pagal reitingą pasirinkti geriausią stovėtoją, kuris už tave stovės, yra įkainiai, konkrečiai, ką ten, sakykime, reikia jam atlikti. Vienas stovi už 20, kitas stovi už 40. Žodžiu, tai taip yra toksai verslas ir tai egzistuoja ir yra profesionalų stovėtojai eilėse. Ne, mum. Toliau, maisto stilistas. Esam kalbėję irgi per podcastą apie maistą, jau vėlėsi man žodžiai. Tai maisto stilistas, kuris paruošia maistą fotosesijom, tai ten ir reklamom, tai žinot, ir klijai eina į trasą, ir lipalai visokie eina į trasą, ir spaustukai, krapštukai ir viskas, ir ten nieks nebeatrodo kaip, tapsa, nieks ten nėra valgoma, bet reikia tą pagaminti, padaryti, paruošti. Tas visai įdomu. Tai čia tokį, žinai, jau kaip... Imčiau. Šitą imčiau. Šiaip Lietuvos fotografai, kiek yra tekę su maisto pramonė susidurti, fotografo darbas šį Lietuvoje yra. Tai jie ir fotografuoja, ir daro tas kompozicijas ir labai gražiai padaro. Bet to dirbtinumo gal pas mus mažiau sugeba tiesiog iš natūralių produktų. Labai gražiai padaro. Gerai, tada turim konvejerio kokybės stebėtoją, tai čia turbūt labai panašiai, kaip buvo surelių tiesintojas, kad tiesiog valandą žiūri į judančią tą liniją gamyklai ir ieškai, kad kažkas kreivai būtų ten pasisukę ir tau reikia tiesiog patiesinti. Tai čia ne tik, kad surelį patiesinti, bet ar kokį kamštelį kažkur, žinai, palyginti, ar tarpelį tarp kažko padaryti ir panašiai. Tai šiaip žmogaus smegenys po 20-30 minučių tokio monotoniško žiūrėjimo pradeda atsijunginėti, ką mes ir kalbėjom. Ir čia žiauriai pavojinga yra, nes toks kaip mikromiegas atsiranda, užmiegas smegenys, nes jis nebefokusuoja. Ir va tada ir defektus sunku pastebėti ir tų klaidų tokių, kur gali kažką prisidirbti, lengva padaryti. Bet čia panašiai, kaip kažkurioje laidoje pasakau, prisimenu, sakiau, baisiausias neegzistuojantis darbas, kur pingvinų atstatinėtojas. Pingvinų atstatinėtojas? Ai, kur nukrenta, reikia pastatyti ant kojų. Kanadoje ruoste atseit pingvinai užsižiūri į skrendančius lėktuvus, nuvirsta ar nebegali atsistoti ir atseit bičias, katras ateina, pastato jį atgal. Bet čia yra išgalvota, pasirodo. Bet nieko jokingesnio nebebuvo radęs iš tų tokių darbų. Gerai, toliau, robotų ir automatinių linijų prižiūrėtojas. Tai va kaip ir irgi pasikartojant kalbėjom apie tai, kad robotai jau daro didžiąją dalį, bet vis tiek lieka tas žmogus, kuris prižiūri tuos robotus, kurie atlieka darbą. Tu žinai, kokie techniniai skyriai, net Lietuvos gamyklos, čia labai geras, rimtas darbas. Rimtas, bet žinai, didžiąją laiko dalį tu vis tiek... Čia vėl šlapimo reikės apsipilti. Ne, bet didžiąją laiko dalį, tu principė nieko neveikia, tu tiesiog būni, bet jeigu tau nutinka bėda, tu ją privalai ASAP ištaisyti. Tai gali ta bėda ir nenutikti per dienelę, ten gal tas robotas gražiai dirbs ir ten nieko nenutiks. Tu gal nebeblūdik, taigi jie visi daro tuos maintenances, kur periodiniai, jie nuolat turi darbo ir labai daug. Visada yra. Čia yra... Čia šitam sąraše šito darbo neturėtų būti žiauriai sudėtinga ir jie patikėk, jie ten nekortum žaidžia. Čia nieks nesakė, kad čia lengvi darbai, čia what the Aš šito neimu vien dėl to, nes šiek laikai sudėtinga. Sudėtinga. Bet gal norėtum
būti smūgių testuotojas, produktų naikintojas. Šitokia kaip tas, kuris daužia, ar tas, kuris prasileidžia? Ne, tas, kuris, pavyzdžiui, testuoja visokius šalmus, baldus, ten beleką, kur daužo ir žiūri atsparumą. Šalmas ar ant manęs, ar ant manekeno? Kaip spartu, ant manekeno. Ant manekeno, jo, bet esmė tame, kad, čia tokia kaip pykčio terapija, tu gali daužydamas dar ir... Žmogus visiškai ramus būna grįžęs namo. Mitų griovėjai labai panašiai darydavo. Taip. Noriu. Tu bandai sulaužyti, numesti iš aukšto kažkokio, žinai, arba ten sudaužyti padaryti telefonus, spynas, beleką, žinai. Gerai. Įmu šitą. Dar turim oro uosto paukščių baidytojas. Žodžiu, yra toks atskiras etatas, yra... Pingvinų pastatytas. Jo, specialūs žmonės, kurie būtent užtikrina oro uosto teritorijoje pakilimo takuose, kad ten nebūtų paukščių ir jie neįskristų lėktuvų variklius. Tai juos baido ne šiaip su kaliausiam kažkokiom pasistatę, bet turi ir visokias garsinės patrankas, specialius lazerius, turi ferverkus, kažkokius tai dronus, plėšrūnus, netgi jeigu ką, turi ir specialiai dresuotus medžioklinius sakalus ar net šunis, kurie nubaido tuos kitus paukščius nuo tako, kad jie neįskristų. Okay. Tai va. Tai, visai fun. Toks įdomesnis. Šitas antras darbas, kurį... Kaliausia dirbti. Profesionali kaliausia. Dar yra šunų, gal ir kačių maisto degustatorius. Nes... Kaip neskaniai valgai. Ką valgai? Tu vertini gyvūnų maisto kvapą, tekstūrą, skonį, kokybę prieš patekiant į parduotuvės, nes tie receptoriai pas gyvūnus skiriasi, bet jie negali pasakyti, kad čia, žinai, neskanu, jie tiesiog ėda arba neėda. Tai tie ragautojai degustuoja, ragauja ir vertina, ar čia ne per suru, ar ne per daug. Bet šiaip dažniausiai sako, kad paragavę išspjauna, nenuryja to maisto. O čia nėra labiau šuns darbas. Pasiemu šnaucerį į darbą savo ir sakau... 3 lėkštas padėdė, kurią valgo tas geriausiai. Sakyčiau, gerbiamoji rinkis. Rinkis, kuri. Aš matau, kaip šunys jie besočiai. Tai tiesiog valgys viską. Kad šunus išneki? Grybą pjaudė visiškai. Mano šuniui gali būti maistas įdėtas visą dieną. Jam kiek reikės, tiek ateis paės ir paliks. Ir nėra taip, kad... Gerai, o pavyzdžiui, katės fenomenas. Konkreti situacija. Tas pats gamintojas gamino šlapią maistą, plėšytą tokią mėsytę buvo. Valgė, viskas gerai. Pakeitė pakuotę, tas pats skonis, tik tai nebeplėšta mėsytė, tokie kvadračiukai, gabaliukai su padažu. Net per klaidą to gabaliuko nesuvalgys padažą, išlaižo ir viskas, į pusbačių gyvena. Tai dabar aš turiu ieškoti, kur tą plėšytą mėsą pirkti, nors ją jau išiminėja iš prekybos, arba ieškoti kažkokio alternatyvaus prekinio ženklo, nes jinai dabar ponė tik padažiuką laižo. Mano šuo, žinok, dabar iš jūsų naują bairį turi, kur neėda, jeigu hebros nėra. Jeigu aš virtuvėje savo lėkštės pasidėjęs nevalgau, tai gali visą dieną maistas būti vienodai švies. Ateina, pamatė, kad tu ilgesnį laiką virtuvėje, gerai, valgom kartu. Čia geras. Gerai, toliau. Čia jau dabar kaip ir, sakykime, istoriškai gal taip pavadinkim buvo, dabar jau ačiū Dievui taip nebevyksta, bet tai žmogus, brūkšnelis manekenas bandymams, ką ir sakei. Tai jau su gyvai žmonėm nebedaro. Čia tas crash test dummy? Jo, kur, tarkim, ten automobilius, žinai, testuodavo ir panašiai. Tai čia buvo maždaug 40-50 metais. Dabar netgi žmonių lavonus naudodavo, žiūrėdavo, kaip kaulai, ta prasme, lūžta ir panašiai. Andrėjau, žiūrėk, čia mūsų naujausia Lada. Mes ją dabar biškį į sieną norim paleisti. Tai dabar jau manekenai naudojami šitiem. Bet senai jau. Taip, bet tai būdavo. Bet būdavo ir Andrėjus sėdėdavo? Taip, būdavo. Drąsuoliai savanoriai. Ne, drąsuoliai savanoriai. Ir paskutinį turiu, tai labai taip kažkaip romantiškai pavadintas mašinų klausytojas arba akustinės diagnostikos specialistas. Tai čia žmogus, kuris turi absoliučią klausą, būtent mechaniniams įrenginiams ir garsams. Tai iš garso ošimo vibracijos nustatinėja būtent gamyklinių mašinų, guolių, variklių gedimus. Turi tą kaip gydytojai, tą tokį kaip stetoskopą.
žinot, kur įsideda. Taip. Ir iš to, vat, kad tu pasakoji, kad jau dabar robotai nustatinėja, kad važiuok tą guolį reikės pakeisti ir aš atiduodu inžinieriui tą ataskaitą, kad va šitas jau toj suges, tai netgi yra tokių žmonių, kurie turi tą absoliučią klausą ir jie nustatinėja, kada tas guolis suges ir kada reikia, žinai, mechanikos daktaras. Jo, tai toksai įdomus variantas. Ne, aš imu tą profesionalų miegotoją ir tą daužytoją šalmų. Visai gerų eksperimentų ten gali prisidaryti. Ir matosi, ko dar trūksta. Jam trūksta miego ir jis neturi kur savo Angry reidžą išlieti. Sakykime. Tai va. Dabar dar klausimas, kiek iš šitų darbų yra pakeista ir kiek bus pakeista? Nu, tai jau daug kas yra ir pakeista, ir arba dalinai pakeista, arba bent jau supaprastinta. Tai... O ar žinot, kur eina patikrinti? Nu, turi kažką? Einam į rankių dėžę? Einam į rankių dėžę. Tai va, yra tokia svetaina willrobotstakemyjob.com. Ten tiesiog bandai vest, na, aišku, angliškai savo pavadinimą, ko tu dirbi, ir ten tau tiesiog yra drop listas ir tu paspausi. Ir tau tiesiog parašys procentaliai tokią skalę, kokia tikimybė, kad tavo darbas bus pakeistas. Darius vis save tikrina. Pasižiūrim, ar bus Darius pakeistas. Minimal risk. Oi, minimal risk, tu matai. Tai jums patikrinsim. Tai nežinai, ko mes dirbam. Tikrai nežinau. Labai tokių specifinių dariau, kaip mūsų nėra. Ne. Čia tu turi paieškoti. Aistės yra. Tik rašyk pilnai. Aistės yra, aistė pakeičiama lengvai, 1, 2, 3 ir baigėsi, ne? Šiaip jūs galite irgi žiūrovai, kol čia Darius tikrina, irgi savo pasitikrinti ir pasižiūrėti, įdomumo dėlį pasidalinkite rezultatais. 37% aistė, kad mes tas atsikratysim. Nu, bet tai čia mažai. Mažai. Realiai, kol nenueina į raudoną skalę, nu, pavyzdžiui, įrašyk kasininkas. Kasininkas 8%. Nu jo. Nors Walmartas gražina vietoj tų automatinių bitučių, pradeda gražinti kasininkus atgal, nes... Ir šias technologijos dar nedasivijo. Nes yra tie pistacijų valgytojai. Pistacijos už žemės riešutų kainą, jo, tai mušu tą, ką matau. Ir gerai, kompiuterio programuotojai 72%. Nu, tai... Teisininkai 31%. Ne, vis tiek reikia to žmogiškosios. Nu tai va, tai šiaip pasitikrinkit ir parašykit, įdomu, kiek jūsų specialybei. Jo, ir yra, aišku, parašyta, kodėl ten kas, elektrikas, 14%. Reikia žmogui turėti specialybę, o ne ten, žinai, kažką. O parašyk influenceriai. Man labai įdomu kažkaip pasidarė. Podcasteriai. Ar influenceris turėtų? Influenceris yra modelių kategorijai 69%, kad bus pakeistas. Tiesiog sugeneruos tą. Taip? Nu taip. Tikrai sugeneruos. Ar tau tą rūbą matuotis, ar kaip tu atsimeni, sakėjai, sumeti į rūbus ir parodė, kaip jie atrodys ant manęs. Taip, easy. Vis tiek ateityje laimės autentiškumas ir kaip sakėm, kažkada pramonės revoliucijai, žinai, pakeitė mašinos dalį žmonių darbą, bet žmonės niekur nedingo. Taip. Tiesiog kažkas kitus darbus pradės dirbti, bet kad ta rinka keisis, tai aišku. Labai, labai smagu, man šiandien labai gera laida ir labai patiko. Dar gal kokį faktą? Užtvirtink gal kokį faktą. Užserviruok. Cukraus vatą 1897 metais išrado odontologas. Tai aišku. Reik darbo žmogui. Čia iš konteksto, jeigu paimtas, tiesiog toks faktas. Labai protingai pasielgė žmogus. Nenori būti pakeičiamas, supranti? Vat nenori. Reikia mums pradėti, čia kaip antivirusinių kompanijos kurdavo virusus ir tada pradavinėdavo. Susikuri savo darbo. Veiksit. O, priekį nepasakėm, tai jeigu iki galo pažiūrėjot, šaunuoliai, paplojamės jums ir svarbus darbai laukia. Like, share, subscribe, hype, ne, jie čia pažiūrėjo iki čia, nei ką. Reikia vėl... Tu įdėsi į priekį, įdėk į priekį šitą. Ne, neįdėsiu į priekį. Žinai ko, paprašom geriau, kas iki čia pažiūrėjot, įdėkit
Cukraus vatą. Cukraus vatos emoji. Yra toks, nežinau, čiulpinuko emoji. Čiulpinuko emoji. Spalvotas. Čiulpinuko emojis į YouTube komentarus. Jeigu įdėsi, žinosim, kad buvo tie MVP, kurie pažiūrėti iki galo. Ir šį pačią mūsų rėmėjams. Žinai ką? Vienam, kuris įdės tokį čiulpinuką į komentarus, padovanosim savo Maikė. Bus merčas neužilgo, tai pirmas busit, kad rasgausit. Taip. Nes... Verta žiūrėti iki galo. Davai, padovanoja mane. Bus sužinosim, kiek turim tikrų, kur iki galo žiūrim. Pažiūrėsim, ar žmonos pažiūrė iki galo. Mano antrą pusę nežiūrė. Iš vis. Tuo, ta gražia nata, gal ir baigiam. Ačiū. Iki. Iki.